Kągi, gręžinuką turim, įleidom filtrą su vamzdžiu, išgręžiam 7 metrus 50, šulinio gylis iki vandens 2,50 m, o su vandens dugnu pasiekimu 3 metrai matavom. Tai va, mes dvigubai išgręžiam giliau, šulinio negali dėl to iškasti, kadangi pradeda plūsti vanduo ir sustoja, nebekasa turbūt. O čia mes turim galimybę įlysti grinai į tą vandeningą sluoksnį. Šitiem gręžiniam būtinas smėlis. Tai vat gręžiant stebim, vat buvo molis iki 1,5 metro galbūt. Žemė ir molis paskui. O paskui prasidėjo smėlis. Tai vat siurbliukas, gręžinukas. Atvažiuojam su staklėm, nei jokiom rankom nemakaluojam. Ir va toks va debetas bėga. Jau įsivalė, paleistas kokį gal 15 minučių. Vandenėlis va skaidrus. Tai va tokie va gręžinukai. Ir kas sako, kad visiška nesąmonė, geriat paviršinį vandenį, tai jeigu yra molio sluoksnis, jisai gaunas kaip filtras, jisai daug ką pravalo. O čia molio buvo apie metrą sluoksnio. Ir toliau smėlis išgręžiam iki 7,50 m ir iš ten vandenį imam. Filtro dydis metras. Tai kas geriau, šulinys ar gręžinukas, iš kurio gali pompuoti kiek tik nori. Kiek tik nori ir jis nesibaigs. O šulinį išpompavus visada pasibaigs. Tai kas geriau, adatinis gręžinukas ar šulinys? Adatinis gręžinukas ar šulinys? O kaina, nežinau, kam daug, kam nedaug, iš šulinį įsikasti, kai kuriem reikia kiekvienais metais kviestis valyti arba kas 2 metus. Tai nežinau, čia įsigręžėt, pasistatėt siurbliuką ir viskas, ir pamiršot. Ir pilkit. Baseinus, ką norit. Va tokia va srovė ir bėgs. Šlanga yra 25 diametro vidinis. Bėga va tokia srovė. Nu čia tikrai turbūt kokie 2 kubai bėga. Reikės pamatuoti dar. Tai va, adatinis gręžinukas. Adatinis. Štai taip. Atvažiuojam staklėm, gręžiam. Iš kliento reikalinga elektra ir vandens kuba, kad turėtų pačiam gręžimui. Čia gerai žmogus turėjo bačką atvežė. Tai vandens buvo sočiai. Tai va tiek va, ką domina, skambikit. Skanaus vandeniuko. Taip, ir dar iš tų skeptikų, kurie sako, oi, paviršinis vanduo. Žiūrėkit, viską, ką išgręžiau, matot, vanduo švarutėlis, va. Pilu visą tą purviną smėlį, kurį išgręžiau. Pilu. Dar pilu. Nu ir laukiam. Purvinas ar nepurvinas? Nu kažkodėl nepurvinas, ar ne? Todėl nepurvinas, kad filtras jau apačioj bus spaustas, o mes tiesiog užtomponuojam viską atgal supilam. Tai va. Ir joks čia nepaviršinis vanduo. Va. Taip, gręžinukas baigtas, Ukmergės rajonas. Dabar pažiūrėsim, kiek debeto duoda. Kibiras yra 12 litrų. Tai va, žiūrėsim per kiek sekundžių, galite skaičiuoti laiką ir pasiskaičiuoti, kiek kubų per valandą duos vandens. Taip, jungiam siurblį. Ir skaičiuokit. Aš paskaičiavau 15-16 sekundžių. Tai reiškia virš 2 kubų į valandą. Štai, 12 litrų. Ir iš va tokio va gręžinuko. Va, siurblys, šlanga. Ir va štai užtomponuotas, užkištas ir užkastas. Va tokia va krūva žemė lieka.
ir tokia duobė. Duobės neužkasam, kadangi čia vesi šulinį, tenais į namą jau padarytas hidroforo nuvedimas. Tai va tiek va ir tai reikia. Ir kas sako, kad vanduo pasibaigs, jisai niekada nepasibaigs. Šulinį jūs galite išsemti, o šito niekada neįsemsit. Vanduo prasivalė švarutėlis.